dar vienas šūsnis plaukimų. 800 metrų laisvuoju stiliumi vyrai. Finalu to vadinti negaliu ir papasakosiu, kodėl. Viskas labai paprasta. Rytinėje programoje mes turėjome jau vyrų plaukimą, bet jis nebuvo atrankos. Jis buvo tiesiog tas, sakykime, vadinamasis lėtesnis plaukimas. Ten plaukė viena grupė vaikinų ir dabar plaukia vakarinėje dalyje kita grupė vaikinų. Abi šias grupės mes sudėsime ir tada jau paaiškės visi laimėtojai. Šio plaukimo dalyviai 9-ame takelėje Domantas Drevinskas, takelėje numeris 0 Vilius Zablockis, 8-ame takelėje Jonas Eversonas, 1-ame takelėje Pijus Guvenius, 7-ame takelėje Alnas Zabotinas iš Estijos, dabar jis mūsų ekranuose. 3-ame takelėje netrukus bus pristatytas Giedrius Cirtautas. Šeštame takelėje Vėjas Jokūbas Ruželė. Štai dabar jis mūsų ekranuose. Trečiajame takelėje Titas Štuopis. Šiame čempionate jis jau iškovojo ilgoje distancijoje medalį. 1500 metrų laisvuoju stiliumi jis laimėjo bronzą. Kostas Vaičiūnas 5-ame takelėje, dar vienas etatinis ilgų nuotolių plaukikas Lietuvos čempionatuose. Na ir Džiugas Miškinis 4-ame takelėje, 1500 metrų laisvuoju stiliumi Lietuvos čempionas ir Lietuvos rekordininkas. Tiesa, šioje rungtyje jis Lietuvos rekordo neturi, jis priklauso Danui Rapšiui. Visai netrukus startas, o po starto pristatysiu ir savo svečią prie manęs be prisijungiantį ir aptarsime visus reikalus tiek apie šį plaukimą, tiek apie tos plaukimus, kuriuos mes matėme kol kas šioje vakarinėje dalyje. Manau, kad ir vakarykštę dieną visą reikės aptarti, nes įvyko tikrai labai daug įdomių dalykų. Keli klausimai turbūt prieš šį plaukimą kyla. Miškinio karjeros rezultatas 8 minutės 4 sekundės 6 šimtosios. Jis yra kiek mažiau nei 6 sekundės iki Dano Rapšio Lietuvos rekordo. Kiek priartėti Miškinis gali prie jo? Turbūt toks pagrindinis klausimas. Plaukimas prasideda, prie manęs jau šalia manęs komentatorių kėdė užėmė Lietuvos jaunimo vyr rinktinės treneris Kęstutis Steponavičius. Labas, Kęstai, priminsiu iš pradžių, kad mes esame televizijoje šiandien, taigi negalime sau leisti tiek daug, kiek mes leidome pirmą dienos dieną savo komentuodami portale. Sveikas, Kęstai, kaip jautiesi? Labas vakaras. Visai neblogai, jau 3 diena. Tai kol kas vis dar plaukia sportininkai greitai, tai malonu, viskas vyksta, atrodo tvarkingai, gražiai, geros varžybos, geros dvikovos, trikovos vyksta, tai labai daug intrigos yra. Ir kol kas tie rezultatai didžiosios daugumos sportininkų yra tikrai aukšti, ypač jaunimo grupės sportininkų. Elitui, manau, kitą metą, jeigu išlaikysim tokį lygį, jeigu organizatoriai išlaikys tokį lygį, tai aš manau, kad tikrai gerai nuskambės Europoje šios nacionalinės pirmenybės ir kitais metais sulauksim konkurencijos ir elito grupėje. Ar galim sakyti, kad Kauno Girstučiui visiškai jau planai užsidaro Lietuvos čempionatą organizuoti, kai mes turim Lazdynų baseiną? Nemanau, kad visai užsidaro. Mes tikrai turim labai didelį varžybų kalendorių. Bet jeigu mes kalbam apie Lietuvos čempionatą, atvirą 50 metrų baseine, kurios yra kertinės varžybos mūsų namuose vieną kartą per metus, tai geriausiai jas būtų daryti ten, kur galim geriausias sąlygas turėti. Girstutis, okei, viskas tvarkoj, ten geras baseinas treniruotėms, nacionaliniams pirmenybėms, bet tikrai, tokio baseino kaip Lazdynai mažai yra
tai yra naujas baseinas, tai vienas geriausių, aš nekartą jau kartojau, kad man atrodo, kad tai vienas geriausių šiuo metu baseinų Europoje. Tai nepasinaudoti tokią galimybę, kai mes galim tai daryti, tai būtų blogai. Taip, ir tikrai geriausias baseinas Baltijos šalyse, apie tai jau mes irgi kalbėjome. Kas dabar vyksta baseine? Džiugas Miškinis, Kęstuti, kokios prognozės bent jau šiam plaukimui? Kol kas ties Miškinio pavardę baseine dega raudona spalva. Aš taip ir iki galo negaliu pasakyti, kartais tai yra gerai, kartais ne. Akivaizdu, kad su ta raudona spalva kai kurie 50 metrų gerėja, kai kurie blogėja, bet Džiugui Miškiniui, kada jis pribręs tam Lietuvos rekordui 800 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje? Aš manau, kad tikrai ilgai iki to rekordo nereikės laukti, ar ne? Ir pamatysim pakankamai greitai mes jį. Nes Džiugas plaukia tikrai, manau, kad gera progresija, kaip ir kalbėjom pirmą dieną. Gal neišėjo jam iki galo pasiruošti šitom varžybom dėl ligos ištikusios pasiruošimo etape. Bet kaip jis atrodė trumpam baseine gruodžio mėnesio, nors tikrai nėra pats geriausias, nebuvo prieš tai pats geriausias posūkių meistras. Taip. Bet ten sukalė tiek 800, tiek 1,5 kilometro rezultatus ir Lietuvos rekordus be problemų. Tai manau, tie 800 tai tik laiko klausimas ir trumpalaikį perspektyvai, manau, ir šią vasarą tikrai viskas priklausys jam. Taip, Džiugas Miškinis bent jau dabar 300 metrų, kiek mačiau plaukia, tai atsilieka šiek tiek nuo savo karjeros rekordo grafiko. Automatiškai tai reiškia, kad ir Rapšio rekordas plaukia vis toliau. Na, kol mes 800 metrų stebime pirmąją dieną, kai Kęstuti kartu kalbėjome vakarinę dalį, komentuodami, sakei, kad jaunimo sąrašas patekusių į pasaulio jaunimo čempionatą pasipildė iki 13. Kokį mes sąrašą turime dabar? Akivaizdu, kad sąrašas toks pat arba padidėjęs, bet rungčių, kuriuose gali dalyvauti tie plaukikai įgyvendinę normatyvus, irgi turėjo padidėti. Tai kokia dabar situacija pas mus yra ties ten? Pirmą dieną buvo didžiausias šuolis tų sportininkų naujų įtrauktų į sąrašą preliminaro Europos jaunimo ir pasaulio jaunimo sąrašo. Tai dabar jau turim tikrai tvirtų 16 sportininkų, kurie yra įvykdę bent vieną individualų normatyvą. Jeigu žiūrėti per estafečių prizmę, tai jau turim bent 18 sportininkų. Tai manau, dar per šias kelias dienas galime sulaukti 2-3 individualių. Ir tada dar matysime, kaip estafetės irgi susiformuos ir kiek dar galima bus pritraukti sportininkų per estafetes. Aišku, tai Lietuvos čempionatas buvo vienas pagrindinių pasiruošimų ir tikslų čia padaryti tą rezultatą, ypač kai žinojom, kad tikrai bus geros varžybos. Ir tos lūkesčius mūsų pateisino visi. Bet dar laikotarpis yra iki balandžio pabaigos Europos jaunimui, pasaulio jaunimui, U23. Tai dar šitie rezultatai gali kisti šiek tiek arba tiek sportininkai, nes pavyzdžiui, į Europos jaunimą mes galime į vieną rungtį nedaugiau 4 sportininkų tik tais deleguoti nuo šalies. Kiekviena šalis gali nedaugiau 4 sportininkų. Kalbant apie pasaulio jaunimo čempionatą, tik 2 sportininkai gali į vieną rungtį startuoti. Tai jau turim, pavyzdžiui, 100 nugarą, jau turim ir 4 sportininkus, tai nebent dabar kažkas greičiau praplauks ir kitą sportininką išmestas pas 200 laisvų stilių merginos, kaip puikiai sušaudė visos 3 Ievos. Pirmą dieną taip pat yra Silvija, tai jau 4 sportininkės, nes pačiam čempionate jau nuvažiavus, taip galės startuoti ryte. Jeigu kalbam apie Europos jaunimo čempionatą, galės startuoti visi 4 iš šalies sportininkai, bet į pusfinalį jau patenka tik 2 iš šalies sportininkai. Taip, ta šalies kvota ji visada tarptautinėse varžybose yra ir iš vienos pusės tokią prabangą turėti ir, na, sakykime, jeigu pagal sportinį principą 3 patektų lietuvės į pusfinalį, bet dėl šalių kvotų patenka 2, tai iš vienos pusės tai yra blogai, nes kaip taip gali būti, iš kitos pusės puiku, nes mes turime labai galingą konkurenciją tarp lietuvių. Taip, seniau apie tai mes tik pasvajodavom, žiūrėdami į didelės šalis, tokias kaip Italija, Didžioji Britanija, Vokietija, kai nuvažiuoja ir mes džiaugdavomės, kad atvažiavo 4 sportininkai, bet patenka tik 2.
Bet šiuo metu turim patys tokią, kaip sakyčiau, malonę problemą, kad turim tokius konkurencingus sportininkus, nes tuos atrankos kriterijus mes formuojam pagal praėjusių 3 čempionatų vidurkį 16 vietos Europos jaunimui arba 8 vietos pasaulio jaunimui. Tai preliminariai, jeigu taip žiūrint preliminariai, šiuo metu balandžio mėnesį jie jau plaukia top 16 tų pagrindinių čempionatų, tai ką gali jie padaryti vasarą? Taip, tai tikrai. Džiugu, kad turim tokį jau lygį Lietuvoje. Taip, tikrai labai džiugu. Mes dar visą tai aptarsim per merginų 800 metrų laisvuoju stiliumi plaukimą. Džiugas Miškinis jau išgirdo savo ausyse varpelį, kuris indikuoja, kad liko mažiau nei 100 metrų ir dabar jau Miškiniui lieka 25 metrai. Pažiūrėjus jo plaukimo bent jau šiuo metu, tai atsilieka jis nuo savo karjeros rekordo grafiko. Taip, jis laimės aukso apdovanojimą, tarps šio Lietuvos čempionato 2-kart čempionas, 2-kart aukso laimėtojas, abu kartus jis tai padaro be jokios konkurencijos. 8 minutės 7 sekundės 77 šimtosios. Taip, karjero rezultato nėra, bet kaip ir Kęstai minėjai, po ligos reikėjo atsigauti ir žinant, kad tai yra balandžio mėnesis, tai rezultatas yra solidus. Priminsiu, kad distancija ilga ir skirtumai gali būti šiek tiek ir didesni. Antroji vieta Kostas Vaičiūnas, 8 minutės 16 sekundžių 53 šimtosios. Dar vienas solidus rezultatas. Užmesim akį į Kosto Vaičiūno karjeros rezultatą. 8 minutės 22 sekundės 13 šimtųjų. Iki šiol Kostas buvo plaukęs greičiausiai. Ir jis tai darė Europos jaunimo čempionate 2023 metais Belgrade. Ir dabar jis tą rekordą pagerina karjeros. Na, o bronzą laimi Titas Štopis ir savo medalio spalvos nepakeičia, jeigu žiūrėsime į tą patį 1500 metrų laisvuoju stiliumi plaukimą. Taigi turbūt tokie pagrindiniai akcentai ir visai netrukus merginų plaukimas. Kęstai, turbūt žiūrovų namuose labiausiai aptarinėjami keli epizodai šiandien vakarinės dalies. Ar gali atspėti, kokie tie 2 epizodai yra labiausiai aptarinėjami? Pirmas turbūt Danas, antras Tajus. Aš šitos 2 plaukikus sudėjau į vieną. Bet taip, vienas iš jų yra Tajaus Juškos pergalė 100 metrų laisvuoju stiliumi prieš Daną Rapšį, o antrasis būtų Emilijos Pociūtės Lietuvos rekordas 50 metrų nugarą. Pradėkim gal nuo pirmo, Tajus prieš Daną. Na, aš komentuodamas 50 metrų laisvuoju stiliumi finalą tikėjausi, kad Tajus laimės, nes taip tai rodo rezultatai, tai rodo visą kitą, bet 100 metrų, na, netikėjau, kad Tajus gali laimėti. Aišku, Danas nesuplaukė pagal savo galimybės, bet kaip pats vertini tą plaukimą? Buvo geras plaukimas ir gražus, ir tai turbūt ko mes laukiam, kai buvo suplanuota, kad mūsų pagrindiniai elitiniai sportininkai startuotų, nesvarbu ar jų gera forma, ar prasta, bet... Taip, Kęstai, pratęsi visą tai, trumpas interviu su Džiugu, paklausysim, kokios jo mintis po laimėto finalo. Džiugai, su dar vienu Lietuvos čempiono vardu, kuris pačiam yra brangesnis, vakar pelnytos 1500 ar šiandieninis 800 metrų? Tikriausiai, kad už vakar pelnyto, kilo 5, vis tiek labiau mano rungtis negu 8, tai tikrai labiau vertinu. Kas padeda atsistatyti po tokios, sakyčiau, daugiau negu ypatingai sekinančios distancijos, po 1,5 kilometro? Daug miego. Paplaukite, prašau, kad miegas būtų geras, Džiugai. Tu plauki ir atviruose, ir uždaruosiuose vandens telkiniuose. Kur pats geriau jautiesi ir kodėl? Baseine. Patinka posūkiai, gali biškai palsėti. Ilgam vis tiek atviram vandenyje yra žymiai sunkiau plaukti, turi pristaikyti prie oro sąlygų, turi žiūrėti, kur turi plaukti, o čia tiesiog gali plaukti tiesiai, posūkis vėl tiesiai ir tiesiog visą distanciją tai plaukti. O uždarose patalpose dar yra ir žiūrovai, tad gerbėmėjai žiūrovai, parodykit, ką jie daro. Ką daro geri žiūrovai? Aš sakau Miškinis, jūs sakote Džiugas, Miškinis! Sveikinam Džiugai dar kartelį. Sveikinam Džiugą, puikus jo pasirodymas, puikus ir komentaras.